Kiekvieną kartą, kai geriame pieną ar valgome sūrį, galvojame apie skonį, bet retai apie tai, kas vyksta viduje. Ar žinojai, kad stiklinėje pieno plaukioja milijonai kalcio jonų, mažų, teigiamai įkrautų dalelių, kurios palaiko mūsų kūno stiprybę? Pažiūrėkime, ar pieno produktuose tikrai daug kalcio jonų ir kodėl jie tokie svarbūs. Kalcis į pieną patenka iš karvės kraujo. Pieno liaukose dalis kalcio ištirpsta vandeninėje pieno dalyje, kaip kalcio jonai, o kita dalis prisijungia prie baltymų, vadinamų kazeino micelėmis. Be šių jonų pienas nebūtų toks, koks yra. Jie padeda išlaikyti jo struktūrą ir stabilumą. O dabar skaičiai. 100 ml pieno turi apie 120 mg kalcio. Jogurtas šiek tiek daugiau, apie 140 mg. Varškė apie 100 mg, o kietasis sūris, pavyzdžiui, parmezanas, net iki 1200 mg kalcio 100 g. Dalis šio kalcio yra surišta, bet didelė jo dalis būtent joninė. Taigi taip, pieno produktuose kalcio jonų yra tikrai daug. Kai geriame pieną, kalcio jonai lengvai patenka į mūsų organizmą. Būtent tokia ištirpusi joninė forma leidžia kalciui greitai įsisavinti žarnyne. Kraujyje šie jonai atlieka daugybę funkcijų. Jie padeda raumenims susitraukti, perduoda nervinius signalus, dalyvauja kraujo krešėjime ir žinoma, stiprina kaulus bei dantis. Kalcis tai mūsų kūno statybinė medžiaga. Kai jo netrūksta, kaulai tvirti, bet jei trūksta, šie tampa trapūs kaip sausainis, kuris lengvai lūžta. Taigi, į klausimą, ar daug kalcio jonų pieno produktuose, galima atsakyti užtikrintai. Taip, jų daug. Pienas, jogurtas, varškė ir sūris – visi šie produktai pilni kalcio jonų, kurie palaiko mūsų kaulus, raumenis ir širdį. Maži jonai, bet didelė jėga mūsų kūne.